Lietuva, Puerto Rikas. Rungtynės, kurių nugalėtojas įžengtų į plačią finišo tiesiai. Šaukiama, baubiama ir visai kitaip demonstruojama geriausias iš to starto penketo žaidėjų. Puerto Riko komanda dalykas yra nusiimti 40, pavyzdžiui, kamuolių žaidžiant su Jordanijos komanda. Kitas dalykas yra, kai reikia kovoti su, pavyzdžiui, Linui Kleizai. 8 sekundės. Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas, 3 taškai. 5-4 išveda į priekį. Pirmą kartą mūsų komanda atimant galimybę rengti greitą kontrpuolimą. 3 taškai. Mantas Kalnietis. 2-3 taškai. Ramosas vėl su kamuoliu. Ir 2 taškai. Išvedantis liekame. Grūmintis dėl kamuolių. Čia Robertas Jeftokas nepagauna kamuolio ir šansas varžovams. Barėja. Taiklus metimas. Ir iš kartų žaidėjai labai sėkmingai stabdo visi jį dengiantys varžovai, o štai čia dabar 2 taškai, kurios pelno Karlosas Aroja, didindamas skirtumą iki 5. Na, Puerto Riko krepšininkai pradėjo labai taikliai atakuodami varžovų krepšį mūsiškiai, tačiau dabar tą vaidmenį iš jų jau vis tvirčiau perima Jasikevičius. Taiklus jo metimas. Išnaudojo tai, jog net nebando šokti, tik rankas iškelia Piteris Ramosas ir Jasikevičius mažina skirtumą iki 6. Čia Galindo, ne, jau buvo pasibaigęs kėlinio rezultatas iš karto. Tai labai akivaizdžiai Jasikevičiui. Bando didinti spartą Šarūnas Jasikevičius, perdavimas Pociui, Pocius iš toli. Bingo, 3 taškai, 19-22. Trečiasis vėl Lietuvos rinktinė. Paulius Jankūnas. Taiklus metimas ir dar pražanga. Štai taip, pražangos Karlosas Aroja. Krenta kamuolys į krepšį ir dar viena pražanga. Karlosas Aroja. Galindo, dar vienas metimas iš toli. Na, akivaizdu, jog trečią kartą jau mata iš... Neskuba Puerto Riko komandos žaidėjai, nors atsiradus galimybei. Mėgsta labai greitai užbaigti ataką štai taip, net ir tolimais metimais ir pataiko. Paulius Jankūnas 2 taškais lygina rezultatą 30 baigos. Čia Barėja. Netaiklus metimas ir Kalnietis su kamuoliu. 2 prieš 1. Mantas Kalnietis ir Pocius. 2 taškai. 33-31. Galinda, dar vienas metimas iš toli ir vėl pataiko. Antrą tritaškį varžovų komandos krašto puolėjas čia su kamuoliu, kol kas tolokai nuo krepšio, 8 sekundės, Jasikevičius meta ir pataiko. Iš 3 taškų zonos 40-38. Štai taip sėkminga ataka po minutės pertraukėlės ir dabar jau perdavimas Kaukėnui. Kaukėnas suklaidina varžovą per Ramoso rankas. Taiklus metimas, Rimas Kaukėnas. Didina skirtumą iki 4. Netaiklus metimas ir vėl nesuspėja mūsiškiai prie toli atšokusio kamulio. O čia jau 2 J.J. Barėjos taškai. Greitomis kontratakomis kol kas pavojingesni. Vietoj Manto Kalniečio Šarūnas Jasikevičius grįžta į aikštę. Aktyviai žaidė Mantas Kalnietis. Jau prabėgo trečiajame kėlinyje. Kol kas neįtin rezultatyvus. Rimantas Kaukėnas 2 taškai. 46-41 Poil. Kaukėnas. Ir dar vienas taiklus metimas, 48-41. To kartais ir tereikia, kad būtų nupirkti galimybės. Čia vėlgi perdavimas, toks, po kurio galima sakyti viskas laimingai baigėsi. Čia Aroja, perdavimas Santiagui. 10 sekundžių atakai. Aroja. Puerto Rikas pasinaudoja štai keliomis tokiamis jiems palankiamis situacijomis. Kleizai neleidžia šiandien labai reikštis mūsų priešininkai, tačiau Martynas Pocius pelno 2 taškus drąsiai. Na, padiskutuoti su arbitru galima, bet reikia tai daryti ramiai. Kūrė neblogą Lietuvos rinktinės krepšininkai, čia J.J. Barėja. Kokį metimą pataiko J.J. Barėja. Robertas Jeftokas, dabar viskas laimingai baigėsi jam. O štai čia tas fantastiškas J.J. Barėjos 2 taškis Jonas Valančiūnas. Tai jam. Pavyksta apsiginti. Jonas Mačiulis 4 prieš 3. Perdavimas Kalniečiui. Kalnietis iš 3 taškų zonos. 3 taškai. 60-57.
Štai taip, toks atsadėti ataką, jai dar 10 sekundžių. Jankūno užtvara, perdavimas Pauliui Jankūnui. 2 taškai su pražanga. 62-57 ir Paulius Jankūnas dar sto. Vėl Kaukėnas. Rimantas Kaukėnas 64-57 plus 7. Didžiausia persvara šiame kėlinyje. Dabar ją turi Lietuvos rinktinė. Aroja. Iš toli taikliai. Štai taip, iškart atsakymas. Dar vienas Artasas. Ten jau yra ir Pyvi, Galindo. Ir vėl 2 taškai su pražanga. Na štai tokios pražangos, jos tik tai į naudą varžovams. Ir dabar tai be abejonės jau po Jasikevičių, galbūt taip. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos. 3 taškai! 67-63. Linas Kleiza. Didėja įtampa sulig kiekvieną sekundę šiose rungtynėse. Aroja iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. 38-37. Aroja išveda į priekį Puerto Riko komandą ir Kęstutis Kemzūra prašo minutės pertraukėlės. Kaukėnas nepavyko atlikti derinio. Čia Mantas Kalnietis. 2 taškai, 69-68. Mantas Kalnietis ramina visus paliet. Aroja, 4 sekundės atakai. Galima žaisti toliau. Linas Kleiza perima kamuolį, veržiasi vienas po krepšiu. Iš viršaus 71-68. Plus 3 taškai. Štai toksai sėkmingas epizodas. Vėl užbaigė savo greitą kontrpuolimą. Štai šis epizodas. Ir lekiantis į priekį Linas Kleiza bei Mantas Kalnietis. Jam iš rankų reikia grįžti į gynybą. Kuo greičiau, kuo didesniu tempu. Štai čia perdavimas iš toli ir tai, ko reikėjo bijoti, paliko Jonas Mačiulis, saugodamas baudos aikštelę varžovų pagrindinį tritaškininką ir lygina rezultatą. Mėginimas Santiago šiandien yra pelnęs dabar jau 5 taškus. 1 tašku priekyje Puerto Riko komanda. 71-72 ir Kęstučiuose Šarūnas Jasikevičius. Užtvara jam, Jasikevičius. Veržiasi po krepšiu. Meta ir pataiko Jasikevičius. 73-72. Štai taip iš karto čia labai tampa tylu tribūnose. Karlosas Aroja. J.J. Barėja ilgokai tylėjęs. Barėja. Perdavimas Santiagui, perima kamuolį. Jonas Mačiulis. Puikiai gynyba, dvigubant gynybą prieš varžovus, prieš pagrindinį centro puolėją. Čia pražanga J.J. Barėjai ir prie baudų metimo linijos stos Linas Kleiza. Suprantama, milžiniška įtampa, tačiau bent vienas metimas dar būtinai reikalingas ir jis taiklus. 74-72. J.J. Barėja. Pražangos dabar mūsiškiams yra visai nereikalingos. Linas Kleiza pasitinka Barėją. Sužingsniuoja! 12 numeris Neitanas Pyvi. Praranda kamuolį. Oi, kaip gražu, 75-72. Ir dar viena. Šarai, dar viena. Prašau jums. Štai taip. Tvirtina persvarą iki 4 taškų Šarūnas Jasikevičius. Liku žaisti 3,7 sekundės. Ir dabar jau tiesiog reikia nebeprasiženginėti, leisti varžovams daryti tai, ką jie nori. Ir viskas, štai taip, Lietuvos rinktinė sugeba atlaikyti milžinišką spaudimą, sugeba atlaikyti visas tas problemas, kurias stengiasi sukurti jiem organizatoriai. Ir dabar tik tai visų galbūt krepšininkų vardu, visų tų, kurie čia kovoja, ir sirgalių vardu norėčiau pasakyti organizatoriam. Ir užsikruškit su savo gendančiais autobusais ir užsikruškit su visom savo sąmokslo teorijom.